Nes man suprantat, kiek sudėtinga kalbėtis, reikia. Ateina čia vienas žurnalistas išpūtęs akis rėkdamas, o Jėzau, jau pro šalį lygtai ar kažką internete skaičio... Zenonai, taip. Dabar jūs nieko prieš, jeigu mes nufilmuosim mūsų? Taip, gerai. Ne, tai čia paprasčiausiai, žinot, kame reikalas. Dabar iškyla tokių labai daug spekulacijų, kad rinkiminė komisija braukys parašus, kad jau brauko ten... Pažymėsim, blogiausiu atveju, kad tas parašas mums nepatinka. A jūs, reiškia, žiūrėsit ir pasakysit, teisus mes neteisus. Tai labai gerai, tai mes ir sakom, kad visur dirba žmonės, visi Lietuvos piliečiai ir jie visi suinteresuoti, kad viskas pas mus būtų gerai ir teisingai. Tai... Aš manau, kad būtent taip, reiškia, ne pirmą kartą mes čia tikrinam tos parašus, turim, reiškia, tam tikras metodikas ir dabar be jokios abejonės jūsų parašam tas pats metodika bus taikoma. Be jokios abejonės. Reiškia, mes galim jūsų pažinti su metodika, kokią taikom. Jinai, aišku, yra pritaikoma pagal tai, ką mes matom parašų rinkimo lapuose. O dabartinis etapas yra, reiškia, jūs jau patys didelį darbą padarėt, rūšiuodami parašus. Referendumo iniciatyvinė grupė sudėdama visus parašų rinkimo lapus į bylas, pažymėdama, kurie jos nuomonė parašai netitinka įstatymo reikalavimus, prašydama, reiškia, kiek ten tam lape yra parašų, tai mes, reiškia, tas bylas, reiškia, dabar pradedam įvedinėti į kompiuterinės laikmenas. Na, įvedam, reiškia, įvertinimą kiekvieno įrašo, dalį įrašų atrenkam gyventojų registrui patikrinti, reiškia, tikrinsim, reiškia, ar tai, reiškia, dokumentas, kuris nurodytas, yra išduotas kuriam nors piliečiui, kaip ta piliečio pavardė, ar sutampa su pasirašusio piliečio pavardė. Ir taip pat, aišku, tikrinami, ar visi įrašai yra, ar būtent nurodytas pasas, asmens tapatybės kortelės numeris, asmens kodas, pavyzdžiui, netinka. Yra tokių įrašų, kur iš vis nieko nenurodyta. Na, reiškia, ar yra, reiškia, adresas nurodytas, nes mes turim tokių, matom įrašų, kur nurodytas tik tai rajonas, miestas, bet gyvenamosios vietos nėra nurodyta. Tai jūsų atsiųstame rašte buvo pažymėta, kad tai nėra esminis toksai trūkumas. Nėra esminis trūkumas, bet, reiškia, vis tiek, reiškia, mes tokius dalykus pastebėm, reiškia, jų nėra daug, tarp kitko, bet aptarsim kartu, reiškia, ir su iniciatyvinės grupės atstovus be jokios abejonės. Taip pat, reiškia, po šio patikrinimo, kaip aš jau minėjau, bus sukaupta, reiškia, duomenys apie pasirašusių asmenų, reiškia, dalies atsitiktinai atsirenkam ir perduota gyventojų registrui. Po gyventojų registro, ką mes gausim, iš principo, nežinau, ką jie pasakys, jie gali pasakyti, kad, sakykime, visi atsirinkti duomenys yra randami, visi puikus, reiškia, gal kai kuriuose, reiškia, kitokia bus pozicija, bylose ar lapuose, man sunku pasakyti. Dabar aš visai. Viskas bus gerai, žinokit, tikrai. Aš manau, kad jūs šito tikitės. O kaip jūs pats tikitės? Aš, reiškia, galvoju, kad palaukim, ką pasakys gyventojų registro duomenys, ką pasakys, reiškia, informacinės sistemos, tada aptarsim tos duomenys. O ar kada nors buvo surinkta tiek parašų, kad jums toks? Buvo ir daugiau surinkta. Buvo ir daugiau. Buvo 2003 metais surinkta, reiškia, irgi dėl konstitucijos keitimo, Seimo narių skaičius mažino, dar kai kurių dalykų, dar ir daugiau parašų. Mes buvome įsitikinę tada, reiškia, 2003 metais, kad parašų tikrai pakaks, referendumas bus, bet patikrinus paaiškėjo, kad ten labai daug blogų parašų. Daug blogų parašų, reiškia, teisingai nurodyti asmens dokumentų numeriai ir taip pat daug įrašų daryta viena ranka. Dėl to mes, sakykime, pripažinom, kad neužtenka tų įrašų, reiškia, ir atsakymų referendumą. 1994 metais mes pripažinom, kad parašai yra surinkti, čia būsimoji konservatorių partija tos parašus rinko dėl indėlių indeksavimo, pamintos teisėsaugos, ten buvo berods 8 klausimai, reiškia, atskiri, labai didelis tekstas buvo iš principo priimamas kaip ir naujas konstitucija. Mes nusprendėm tada, tuometinė vyriausia rinkimų komisija, kad parašai yra surinkti ir referendumas, reiškia, buvo rengiamas 24 metais. Tiesa, dėl to referendumo kaip tik mane ir, reiškia, ir paskyrė į vyriausią rinkimų komisiją. Tuo metu vyriausia rinkimų komisija neturėjo, reiškia, komisijos pirmininko.
Ne visi buvo patenkinti referendumo rezultatais tada, nes rinkėjai nepalaikė tos idėjos, reiškia, nuostatos nebuvo priimtos. Nors didelė dalis balsavo, reiškia, už tai, kad būtų priimta, bet nedidelė dalis rinkėjų atėjo į referendumą. Kaip dabar bus, aš negaliu pasakyti. Iš anksto referendumas toksai dalykas, parašai, kad sakyti iš anksto, o dabar, kada mes tik 3 dieną, reiškia, turim tos parašų rinkimo lapus, aš manyčiau, būtų labai neatsargu. Randa žmonės ir patenkinti yra, ta prasme, kad viskas ten gerai, vienas kitas įrašas į tą bylą, kurią aš, pavyzdžiui, turiu, tai jūsų tie parašus tikrinantis asmenys teisingai nurodė, kiek ten kas yra. Randam, reiškia, nepilnametį vieną kitą, dar kažką tai pražiūrėta. Tokiu, matot, kada tikrini didelę masę bylų, įgundį, tai gana greitai, reiškia. Tai aišku. Ir aišku, laukia jūsų dabar dar, sakau, du dideli patikrinimai. Tai vienas, reiškia, ką pasakys rašysenos ekspertai, nes įstatymas neleidžia rašyti vieną ranką. Randam tokių įrašų turbūt. Yra. Bet kiek mes jų randam, aš negaliu pasakyti, ar bus kritinė masė. Ne. Vienas kitas. Mes žiūrėjom irgi šitą, kiek jau sugebėjom, tiek, žinot. O dėl tų, reiškia, dokumentų numerio, aš atvirai pasakysiu, negaliu nieko dar tvirtinti iš kalno. Reiškia, palaukti, reiškia, dabar intensyviai dirbama ir susipažinti su, reiškia, mūsų tikrinimo metodika, rezultatais. Mes su iniciatyvinė grupė kvietėm dar priduodant parašus. Tai tuomet, reiškia, jūsų koordinatoriai sakė, kad jie neturi dėl mūsų kokių tai abejonių. Penktadienį, sekmadienį čia vienas kažkas tai labai... Tai čia jau iš jūsų tokia išėjo į Facebooką informacija iš jūsų? Žinot, parašė, reiškia, komisijos narys, kai jisai, taip pat labai keistas kaltinimas, jis parašė, kai jis kaip tik nieko neranda, viskas gerai, tai jis yra apkaltintas tą. O kitą kolegą, dėl kurio rašė, kad jisai rado, kad nelabai gerai, tai jisai lieka anonimu. Bylai nelygiu, galbūt tas, kuris, reiškia, kolega, gal puslapis buvo tikrai neipatingai gerai surinktas. Taip, papuolė. Bet, žodžiu, žinot, taip, džiaugtis viešai, kad ten kažką tai radau blogai, ten kiti, žodžiu, tai panaudoja. Reiktų... Aš mačiau, kad jisai nesidžiaugia. Jis pateikė, kad aš nieko nerandu, mano kolega, reiškia, o dabar aš gavau raštą, reiškia, kurių tai jūsų grupės iniciatoriai atvirkščiai rašo, kad tas, kuris, reiškia, lyg tai taip šiek tiek smerktinu tonu apie kolegą atsiliepia, kai jis jau per daug randa. Bet aš manyčiau, kad čia nereikėtų. Kiekvienam, kam rūpi, supranta iš savo pozicijos. Jums rūpi, kad būtų kiek įmanoma daugiau. Tai jums tuoj atrodo, kad kiekviena tokia pastabėlė, kad va ten kažkas tai surasta, jau žaidžia širdį. Tai visai supranta. Bet supraskit vieną dalyką. Čia, reiškia, nėra, reiškia, joks brokavimas ir joks galutinis sprendimas. Čia yra tik tai pasiūlymas, reiškia, ir vyriausiai rinkimų komisijai, o su tuo, reiškia, pasiūlymu, aš tikiuosi, susipažins iniciatyvinės grupės atstovai, reiškia, ir galės savo poziciją pasakyti, ar jūs sutinkat, nesutinkat su tais vertinimais, reiškia. Tai, žinoma, sudėtingiau bus ginčyti su kompiuteriniam sistemom, reiškia, jos jau paprastai neklysta, ir su rašysenos ekspertais. Jų akis, turiu pasakyti, yra įgūdusios pastebėti, reiškia, jeigu kas ne taip. Suskaičiuojami visi būtų, reiškia, tie dalykai, ir atiduosim, reiškia, susumavę rezultatus, aš tikiuosi, dar po 2 savaičių mes jau galėsim aptarinėti. Tai 15 dieną, ar ne, tai bus? Žinot, aš nebeprisimenu. Nes 29 priduota yra, tai... Tai 13 lyg tai gal išeitų. 13 dieną, tai taip, teisingai, 13 dieną. Penktadienis bus, 13 penktadienis. Kažkam tai čia bus tokia... Aš nežinau, man atrodo, kad pirmadienį kažkurį tai turėtume padaryti, nes ten išpuola tas terminas ant, būtent, reiškia, išpuola... 15 sekmadienis, tai tada arba 13 dieną... Diena prieš, diena po. Tai yra, reiškia, turėtų būti turbūt tada, kurį ten 16 diena. Ne, pirmininkė, jeigu mes 29 dieną priėmėm, 30 irgi skaičiuojasi. Tai nuo 30 pradedam skaičiuoti. Nuo 30 yra pirma diena. Tai išpuola tada 14 diena. Tai jeigu pasižiūrės štai kalendorių. 14 diena kas yra? Tai tada 15
Nu, tai palaukit, nei 14, nei 15 neišpuolė, nes 14, atsiprašau, yra šeštadienis, reiškia 15 diena yra, reiškia, sekmadienis, tai vadinasi 16, tai kaip aš ir sakau, reiškia. 16 dieną mes turėsime. 16 dieną vyriausia rinkimų komisija vėliausiai turi priimti jo sprendimą. Nu, gal jinai anksčiau priims, na, sunku man pasakyti. Aišku. O dabar eigoje ar iniciatyvinės grupės, pavyzdžiui, kaip žmonės, kurie yra įgalioti, ar gali kažkaip tai tarpuose matyti, kas vyksta, kaip, ar tai tiesiog jūs padarysite darbą ir tada? Ne, aš manyčiau, kad susipažinti su metodologija būtų ko gero pravartu dabar. Reiškia, kad jūs žinotumėt, ką darom, kaip darom, kad jums ten, sakykime, nekiltų abejonių. Sėdėti už mūsų žmonių, kurie tikrina nugaros, aš labai prašyčiau, kad to nebūtų daroma. Reiškia, jūs jau pagal rezultatus, reiškia, patikrinam, galim ir žmogų pasikviesti, jūs tada gali susipažinti, ir aš nebejoju, kad jūs labai norėsite susipažinti. Ir bylą matydami, reiškia, mūsų elektroninę bylą, kurioje yra pažymėtas kiekvienas įrašas, kaip įsivertintas. Nu ir susipažinti, pareikšti savo pretenzijas ar reiškia, pritarimą. Tai manyčiau, kad per grupės koordinatorius reikėtų, kad iš jūsų grupės tokie žmonės būtų. Na ir paskui, žinoma, jūs turbūt norėsite susipažinti, reiškia, su rašysenos ekspertais, jų darbo vaisium. Mes irgi tikrai neleisim, nesutiksim, kad kažkas tai stebėtų, filmuotų rašysenos ekspertus, kaip jie dirba. Jie patys turbūt su tuo nesutiks. Tai dalykai yra vertinami jau pagal padarytą darbą. Jeigu reikia, jie pagrindžia tą, čia, reiškia, rašysenos ekspertai yra su... Tai jeigu bus ginčas su jais, tada galima kažką tai bus? Teisme galit ginčytis, galite su jais ginčytis. O taip, be teismo negalima, tai žiūrėti, pasižiūrėti? Komisijai bus galima. Bus galima. Ir aišku, ekspertų darbą irgi galima pasižiūrėti. Jeigu jie sutiks ir jums paaiškins, kodėl, sakykime, vienaip ar kitaip, reiškia, kodėl vieną įrašų grupę vienaip ar kitaip pripažįsta. Paprastai ekspertai tą dalyką paaiškina. Tai dabar vyksta darbas, jūs žiūrite ir kokiu laiku, pavyzdžiui, galima būtų su tą metodologiją, taip sakant, pasižiūrėti? Metodologiją, kad ir dabar galim supažindinti. Aš nematau problemą su metodologija jūs pažindinti. O tai dabar jūs pertikrinate, ar ne, tos parašus ir tada kviečiama yra iniciatyvinė grupė ir su ją kartu sprendžiate, kaip kas... Jeigu dėl metodologijos, aš sakau, prašom, galime... Tai metodologija taip, bet tai gerai, mes pasižiūrėjome. Po to, reiškia, mes planuojam iniciatyvinės grupės atstovus kviesti, reiškia, tik reikia mums iniciatyvinės grupės atstovai sutarti, reiškia, kada mes jūs kviečiam. Ar tada, kada gausim informaciją iš gyventojų registro tarnybos, ar iki to. Aš siūlyčiau, kad galbūt, reiškia, su metodologija mes galim dabar jūs sutarti, o po to, kada gausim duomenis iš gyventojų registro tarnybos, tada reiškia. Nes matot, kada mes gausim duomenis iš gyventojų registro tarnybos, tai reiškia, šiek tiek gali mūsų patikrinimo kryptis veikti. Jeigu, sakykime, rasim, kad įrašai atitinka gyventojų registro įrašus, tai mes turbūt, reiškia, per daug šito tikrinimo nevystysim toliau. Bet jeigu mes gausim informaciją, kad tie, sakykime, duomenys visiškai nesutampa, nu, tada reikės galvoti, kokios čia po priežastys yra, ar nėra kokių kitokių neleistinumų. Aš dabar nenoriu apie jokias hipotezės kalbėti, visą kitą, bet tai paprastai iškyla, kada turi informacijos iš gyventojų registro. Lygiai tas pats ir su parašų ekspertais. Na ir tuos duomenys parašų ekspertų ir gyventojų registrų galima sulyginti. Taip, kad aš manyčiau, kad vyriausioji rinkimų komisija turės galimybę iniciatyvinė grupė supažindinti su visais norimais dalykais. Ir aišku, iniciatyvinė grupė galės pareikšti savo nuomonę pačiame vyriausios rinkimų komisijos posėdyje ir mes tos rezultatus, išvadas tvirtinsim per posėdyje. Ir taip pat, jeigu jūs jau nusitiksite su tom išvadom, jums jos nepatiks, arba, sakykime, jums patiks, bet kažkam kitam nepatiks, galima kreiptis dėl vyriausios rinkimų komisijos sprendimo visais atvejais į teismą. O kam gali nepatikti, jeigu, pavyzdžiui, mums patiks, kam gali nepatikti? Galbūt kažkas tai galvos, kad vyriausioji rinkimų komisija, jūs net galvokit, kad vyriausioji rinkimų komisija tikrina tik tam, kad nugriautų parašus. Mes tikrinam parašus, kad įsitikinti, kad jie atitinka įstatymų reikalavimus. Gali būti ir priešinga situacija. Mes, jeigu, sakykime, netikrinsim parašų kruopščiai, tai susilauksim priekaištus iš kitų politinių jėgų, sakykime, kurie sakys, kad mes nepagristai pripažįstam, kad parašai galiojantis. Ir tokius variantas gali būti. Taip, kad mes esam suinteresuoti, kad
patikrinti parašai, mūsų komisija būtų objektyvi. Be abejo, tai čia visos pusės suinteresuotos, nes tai labai svarbu. Rinkom sąžiningai, aišku, klaidų gali pasitaikyti, nes, žinot, gyvenimas yra gyvenimas. Aš manau, kad čia dabar įvertinimą visą kitą, kalbėkim tada, kada turėsim. Kalbėsim, kai turėsim rezultatą kažkokį. Nes dabar kalbėti iš kalno, reiškia, yra gana sudėtinga, ta prasme, aplamai. Kalbėti, ką dabar aš galiu pasakyti. Čia, aš žinau, kad yra norinčių tos kalbėjimus, įtrauksiu vyriausią rinkimų komisiją, kai ką mums čia dabar kalbėjo, kad mūsų turbūt vos ne paštą užtvindins, reiškia, laiškais, kuriuose yra pavėlavę parašai atvyksta. Mes kol kas nei vieną negavom, tokio voko, tai iš viso, kam tas kalbėjimas buvo reikalingas. Ir taip toliau, reiškia. Aš manyčiau, kad mes turėtumėm visus tos dalykus vertinti, reiškia, objektyviai ir tik tai tada, reiškia, priims sprendimus. O kurti hipotezės, sąmokslo teorijos, aš manau, kad nereikia dabar. Ne, tai yra beprasmiška. Aišku, ačiū Jums labai ir tikrai linkime, kad sąžiningai atliktumėt savo pareigą, kiekvienas darbuotojas pasižiūrėtų ir visi parašai, kur žmonės pasirašė, jie tiesiog išreiškė savo valią, būtų įskaityti. Dėkui už gerą žodį. Aš tikrai noriu patikinti, kad tikrina ne vienas Vaigauskas, ne vienas ar kitas komisijos narys. Mes į tą darbą kviečiam, reiškia, praktiškai visus visa vyriausios rinkimų komisija, nebent kurie yra išvykę, taip pat mūsų komisijos sekretariato darbuotojai ir kitus žmonės mes dar taip pat kviečiam į talką ekspertus. Tai yra tikrai mes turėsim tą patikrinimo rezultatą priklausantį jokių būdų, ne nuo vieno žmogaus, o nuo objektyvių patikrinimo rezultatų. Ačiū. Ačiū. Bylas, reiškia, yra tos, reiškia, byla viena yra, reiškia, skirta suvesti kiekvienam įrašui. O čia jūs matote, reiškia, sąlyginai visus įrašo savo vardą, pavardę, reiškia, užsirašo, yra čia 70 000 įrašų ir tuose 70 000 įrašų, reiškia, jisai pasirenka bylos lapą, kurį jis tikrina. Sakykime, jisai tikrina pirmąjį bylos lapą, pasirenka, reiškia, pirmąjį bylos lapą ir jis tą pirmą bylos lapą tikrina. Čia, reiškia, eilutės numeris, įrašas, jisai patikrina kiekvieną įrašą ir to, reiškia, kiekvienas įrašas gali turėti įvairias reikšmes. Patikrinimo pastabų, pavyzdžiui, nėra. Čia, reiškia, tuščia eilutė, lapo pabaigoj, arba jūsų pačių išbrakuotas įrašas irgi mes pažymim kaip tuščia eilutė. Pavardė, čia aš jau pasirinkau, reiškia, pavardė, vardas neįskaitomi arba nėra. Čia tokių įrašų kartais aptinkam, reiškia, visiškai tuščių, reiškia. Toliau yra įrašas, kad gimimo data nepilna ar nėra. Įstatymas sako, kad turi būti rašyta gimimo data. Reiškia, tai yra diena, mėnuo, metai. Jeigu jie įrašyti gali būti įvairiais formatais, pradedant nuo metų, galbūt pradedant nuo dienos, mums visi variantai tinkami. Bet jeigu įrašyti tik tai, pavyzdžiui, metai, tokių įrašų aš labai mažai mačiau. Tada jau yra netinkamas įrašymas, nes turi būti įrašyta ne gimimo meto, gimimo data. Nenurodyta gyvenama vieta ar nurodyta netinkamai. Čia tokių įrašų irgi vieną kitą aptinkam, kad, reiškia, nurodo, kad gimimo vieta, sakykime, jeigu praleistas yra įrašas supaprastintas to pačios rajono, tai man problemų lyg tai nesukelia, bet kada yra, reiškia, nurodoma tik savivaldybė, įstatymas sako, kad tą gyvenamą vietą reikėtų nurodyti tiksliau. Parašo nėra. Kaip nekeista, yra tokių, reiškia, vienas kitas įrašas, kur viskas yra, o štai parašas kažkodėl tai žmogaus nepasirašyta. Yra, reiškia, taip pat įrašai, kur pasirašymo data netiksli, ar jos paprasčiausiai nėra. Netikslių aš gal pasakyčiau, čia mes taip jau aplamai pastebėjom, reiškia, bet nepasirašytos, nepažymėtas visai pasirašymo datos, viena kita įrašą irgi aptinka. Pasirašo neįgalų asmenį. Čia suprantama, reiškia, čia blogas įrašas nėra, tiesiog ties to žmogaus įrašas neskaičiuojamas. Skaičiuojamas to kito žmogaus įrašas, už kurį yra pasirašyta.
reiškia, antrasis įrašas. Pagal pavyzdį. Na ir paskutinis įrašas, net pilnametis pasirašymo diena. Nu, kaip sakėt, jūs kad... Tokių aptinkam, reiškia, vieną kitą, tai yra žmonės gimė 25 metais, jau yra ypatingai mums, reiškia, susirūpinimą keliantis, ta prasme, kad pasižiūrės. Ir toliau, reiškia, kompiuteris, na, sakykime, aš čia pažymėsiu, kad visi mano lapai yra įrašai geri, nu, kad tiesiog, reiškia, tuomet, reiškia, na, pažymėti visi įrašai yra, sakykime, čia kompiuteris, sakykime, pirmas įrašas, sakykime, tuščias, nu, čia aš jau sąlyginai pasirenku, aš nežinau, čia nėra dokumento, čia vėl kažką tokius, reiškia, parenkam. O čia, sakykime, nuo tos vietos paprasčiausiai įrašai, reiškia, nebebuvo renkami. Nuo 42 visą lapę 700 įrašų yra. Tai va, reiškia, mes tada pasirenkam, reiškia, tokį dalyką, kad čia yra eilučių atranka. Vat kompiuteris, reiškia, duoda iš pirmo lapo, pasirenka, reiškia, kuriuos įrašus reikia tikrinti. Vat, reiškia, parenkamas vienas, nu šiuo atveju jisai nusprendė, kad reikia 29 įrašą, man reikia įrašyti to žmogaus pavardę, įrašyti to dokumento numerį. Ir taip pat, reiškia, paskutinis be pastabų. Reiškia, mes iš to lapo pasiimam patį paskutinį įrašą ir dar pasiimam patį pirmąjį gerą įrašą be pastabų, nes pirmieji man ten buvo. Nu, jeigu noriu, reiškia, aš galiu daugiau tų įrašų pasidaryti, reiškia, jeigu man kelia, sakykime, mūsų komisijos tam žmogui, kuris dirba. Visus tos įrašus jūs galėsit pamatyti, pasižiūrėti, reiškia, įvertinti. Ir kompiuterinė sistema automatiškai taip pat, reiškia, surenka duomenis, įrašom duomenis, reiškia, apie tai, kiek, reiškia, yra tikrinta, reiškia, tokių parašų, reiškia, parašų pasirašiusių asmenio duomenis, kiek, reiškia, kuris pasirašė bus ir kompiuterinės taip pat sistema to patikrinimo rezultatus iš karto apibendrina. Aš galiu paklausti. Yra lapų atėję, kur visi įrašai daryti, tarkim, Varėnos miestelį. Ir yra surašyti tik gatvės pavadinimai. Ir į aprašą mes parašėm, kad visi įrašai daryti, čia bus užskaityti. Manyčiau, kad taip. Čia žinoma spręs dėl to. Taip, nes irgi nepilnas adresas. Tokiu atveju nėra. Bet prierašas padarytas, kad įrašai daryti tam ir tam miestelį. Jeigu ten, kaip sakant, adresas nekelia abejonės, mes paprastai dėl to neturime abejonių. Bet būna, žinoma, sudėtingesnis variantas, kada Ukmergė, Kėdainiai, dar kažkoks ten Kelmė užrašyta ir jokio adreso didesnio detailaus nėra. Ir dabar klausimas toks, anksčiau kaimuose nebūdavo gatvių pavadinimų, o dabar daug kur atsirado gatvės ir jis fiziškai netelpa parašyti ir tai sukelia daug problemų. Manau, tai nesukels. Užteks, jeigu kaimas tikslus. Kaimas įrašytas tikslus, bet žinot, būna, kad Kaunas užrašyto gatvės pavadinimas netelpa, tai čia jau negerai. Ačiū, nu tai čia jau jo. Bet galų gale, žmogaus pavardė yra, jo asmens dokumento numeris yra pagal registrą. Jums bus biškį darbo pabandyti skaityti pavardės. Nes kai kuriom pavardėmis skaityti vargo reikia. Taip parašyta, kad tiesiog spėlioja, reiškia, kokios ten raidės. O mes galėsim kartu paskaičiuoti ir pašifruoti? Tai jūs galėsim. Tai ačiū Dievui, o kada tai bus galima padaryti? Nu, vat aš nežinau, reikia dar pažiūrėti. Ar eigoje? Eigoje, jo. Nu, šiandien dar aš nenorėčiau. Aš norėčiau, kad žmonės tiesiog dirbtų, nes... Nuo kurios dienos maždaug bus galima... Aš galvoju, kad pagalvokime apie ketvirtadienį. Apie ketvirtadienį. Jau šį ketvirtadienį. Taip, šį. Ačiū, nu Dieve mano. Nuimsit jūs šitų sąmokų apkalbas, kad čia visi blogo linki. Tegu jie patys ateina pasižiūrėti. Nu tai neįleisim. Nu kodėl neįleisim? Kai dirbti... Tai nuo ketvirtadienio. Kai dirbti, žiūrėti, tai nieko nėra. Parašų pristatyti. Mes esam, žiūrėkit, kokie jaunieji pagalbininkai atėjo pas mus. Sąmokslo teoretikų mes nematėm parašus, priduodant ar skaičiuot parašus. O reiškia ateiti visus savo... Tai aš įsivaizduoju, kad stebėtojai šitie bus maždaug panašiai kaip referendumo vyksmo metu vyksta pareigos, kad sėdėtų ir netrukdytų dirbti. Nu tai taip, kad sėdėtų ir netrukdytų dirbti, bet ne patį tikrinimo procesą, bet jau rezultatą. Kad jūsgi tas bylas galite saugo, jūs nematysit, reiškia. Ir byloje yra pažymimas tas įrašas, kuris, reiškia. Taip, kad aš manau, kad jūs susipažinsit. Rytoj, tarp kitko, pas mus komisijos posėdis 17 val. Prašom. Aš manau, kad kolegos papasakos, reiškia, ir įspūdžius, ką jie ten matė iš tų, reiškia, parašų rinkimo lapus. Tai įdomu būtų, jeigu įmanoma 17. O kodėl? Prašom, posėdis čia atidarytas, atviras. Gal turėsite... Šitoj salėj? Šitoj.
Malonu. Gerai, ačiū. Tai va, ir Tai bus tiek. bendradarbiavimas geras ir neliks įtampų jokių. Ne, tai aš dar kartą kartoju, kad mes, reiškia, turim dirbti Lietuvai ir parodyti Lietuvai, ar yra parašai surinkti ar nesurinkti. Ir objektyviai patikrinti tam, kad niekam nekiltų abejonės, reiškia, kad čia kažkas, reiškia, kažką ne taip padarė. Na, jeigu ne taip padarė, kad būtų ir pateikta konkrečiai, va, tas įrašas, anas įrašas. Kad būtų aišku, kuris įrašas ir kodėl tas įrašas nelabai tinkamas yra, visiškai netinkamas. Jūs ir patys, mano supratimu, neblogai pasidarbavot vertindami tas įrašas. O parašų rinkimo lapuose, aš manau, kaip ir visada, vieni bus, reiškia, labai tvarkingi, kiti, ko gero, ne. Bet kaip suskaudama širdim reikia išbraukti įrašą, kur teisės, tarkim, nurodytos, arba asmens kodas, juk žmogus savo kodą net nepabijojo duoti, o reikia braukti. Kaip apmaudu? Nu, aš sutinku, kad apmaudu, bet įstatymas yra toks. O savo įgaskas.